pramogų parkas. Čia prasideda draugų ir šeimos nuotykiai. Sveiki gyvi, čia laida apie žūklę. Šią vasarą apsukome tikrai nemažą įvairių vandens telkinių, tačiau galbūt šiek tiek nepelnytai užmiršome Nemuno srovę. Dabar trumpai apie tai, ką matysite šiandien. Šiandien laidoje kalbėsime apie lietuviškos Nemuno aukštupio srovės nūdieną. Vandens lygis vasarą čia svyruoja ypač ženkliai. Tad ieškant gero laimikio, žvejui reikia gerai pasukti galvą, kur žuvį gaudyti, kur jaukinti, mat šiandien žirniukų į vandenį įpylę. Rytoj toje pačioje vietoje galime rasti tiesiog nusekusį plotą. Tokiose vietose kaip ši, kur mes žvejojame, galima būtų jaukinti, tačiau vieną dieną pajaukinai, kitą dieną pajaukinai, žuvis yra, vandens lygis pasikeitė ir jaukinimas tampa beprasmiu, nes toje vietoje arba vandens lygiui pakilus atsirado srovė, arba tiesiog nukrito vanduo ir jau toje vietoje yra 10-15 cm gelmė, žuvies ten tikrai nebesulauksime. Kaip bebūtų, žvejyba lietuviškame Nemuno aukštupyje vasarą nėra beviltiška. Visai neblogai kimba plačiaburniai šapalai, apie kurių žūklę ir kalbėsime šiandien. Kantrybės, susitiksime netrukus po reklaminės pertraukos. Spiningai Favorit tai 30 serijų meškerykočių nuo ypač lengvų iki sunkių visiems spiningavimo būdams. Favorit spininge dera ypatingas jautrumas, japoniškos technologijos bei dizainas, kurie nenuvils nei mėgėjo, nei profesionalo. Favorit atstovas Lietuvoje UAB Rerija. Čia laida apie žūklę. Gana solidžius šapalus sveriančius iki 3 kg žvejojame kiekvieną pavasarį. Vidurvasarį sužvejoti tokį šapalą nėra taip paprasta, tačiau sužvejoti kilogramą ar pusę kilogramo sveriantį visai nesudėtinga. Apie tai ir pakalbėsime šioje laidoje. Šiųmetį šapalų žūklės sezoną lietuviškame Nemuno aukštupyje pradėjome netradiciškai anksti. Neeilinio dydžio plačiaburnį suvilioti mums pavyko jau kovo 12 dieną, kai upių tėvo krantus gaubė pamažu tirpstančios ledo lytys, o tikrų pavasarių dar nekvepėjo nei iš tolo. Tuo metu tinkamą žūklavietę daug vandens nešančioje upėje rasti nebuvo labai sunku, o štai praėjus beveik pusmečiui po vasaros liūčių ir sausrų situacija pasikeitusi žvejo nenaudai. Stipriai svyruojantis vandens lygis verčia gerai pasukti galvą, kur žvejoti, nuspėti, kur galėtų laikyti žuvis. Kalbant apie lietuviškai Nemuno aukštupį, tai yra maždaug nuo Alytaus iki Druskininkų, iki Baltarusijos sienos, tai čia upė Nemunas yra labai įdomi, nes labai ji yra priklausoma ir būtent žvejyba ir žūklės rezultatai yra priklausomi nuo vandens lygio. O vandens lygis ypatingai vidurvasarį antroje vasaros pusėje rugpjūčio mėnesį labai stipriai svyruoja, nes visa tai priklauso nuo sausros ir liūčių kaitos. Jeigu lyja kažkur tai Baltarusijoje, mus pasiekia čia tas potvinio vanduo, liūčių vanduo ir Nemunas patvinsta. Na, o jeigu stovi ir Baltarusijoje, ir čia pas mus, jeigu stovi
pastovi sausra, sausi orai, tuomet Nemunas labai staigiai nuseklėja, atsiranda seklumos arti krantų. Ir va štai tokie ciklai, sakykime, jie apsprendžia būtent mūsų žūklę. Nes jeigu vanduo buvo staigiai nukritęs, kaip šiemet, kaip pernai visą vasarą buvo sausros, buvo vanduo stipriai nukritęs, krantai apaugo žolėmis ir toje vietoje, kur turėjo būti vanduo, atsirado žolės, sudygo žolės. Ir dabar, jeigu čia prieš kelis metus žvejojame, nebuvo nei vienos žolės, jau čia yra žolynas ir Nemunas apauga tomis žolėmis ir žvejoti jau čia tampa sudėtinga. Bet žuvim tokios sąlygos yra labai geros, nes būtent smulkios žuvys mėgsta slėptis tokiuose žolynuose, žuvis čia randa maisto įvairiausių augalinės kilmės, gyvulinės kilmės maisto, vabaliukų ir galbūt žvejui tai reikia prisitaikyti prie tokių sąlygų. Jeigu vanduo stipriai nukrinta, tuomet žuvį yra surasti sunkiau, žuvis traukiasi kažkur tai į Nemuno vagą, į gilumas, o kuomet vanduo pakyla ir apsemia žolynus tuos suvešėjusius, tuomet žuvis traukiasi arčiau tų krantų, arčiau tų žolių, ten, kur randa natūraliai savo maisto. Slėpti nėra ką. Norėdami nufilmuoti laidą apie šapalų žūklę Dugninę meškerę vasarą, tinkamos vietos ieškojome tikrai ilgai. Jų šiuo metu nėra daug, tad potencialios žūklavietės būna arba užimtos, arba netinkamos tiek dėl žemo vandens lygio, tiek dėl atsiradusios stiprios srovės. Bet po ilgų ieškojimų mums pasisekė nuo seno žinomam taške, kur gamta pati sukonstravusi savotišką dambą, o už jo susiformavęs ilgas, besisukančios srovės atvajus. Pagrindinė upės srovė čia už 25 metrų nuo kranto, gelmė apie 2 metrai, tad sąlygas galime vadinti kone idealiomis. Trukdo tik styrantys žolių stiebai vandenyje, kurie čia užaugo sausros metu, o vėliau vėl buvo užlieti. Už žolių ribos įpylus kelias saujas žirnių, įmetus vieną kitą šeriklėlę jauko, netrukome įsitikinti, kad žuvis čia yra ir jau nuo ankstyvo ryto pradėjome gaudyti šapalus. Tokių vietų, kuriuose galima būtų sėkmingai žvejoti, kur pakilęs vanduo pritraukia žuvį, tikrai nėra labai daug, nes galbūt, žvejoti galima būtų daug kur, tačiau viena problema, potvynių tų tokių pakilusio vandens problema, tai yra nešamos įvairiausios žolės, tiesiog plaukia ištisomis salomis ir tą žvejybą tai labai apsunkina. Vis tik, nėra tų kibimų vieno paskui kitą, kad galėtum dažnai permetinėti meškerę, kartais tenka palaukti 15-20 minučių užmetus meškerę į vandenį ir tiesiog užplaukia ant valų įvairiausios žolės, žolių netgi sažalynai visi ir tenka meškerę traukti nesulaukus kibimo. Ypatingai tai pastebime tose vietose, kur yra srovė. Todėl tenka ieškoti tokių vietų kaip ši, kur dabar žvejojame, kur srovės beveik nėra, kur pagrindinė srovė yra toliau. Žuvis maitintis atplaukia būtent į tą stovinčio, grįžtančios srovės ruožą tokį ir jeigu mes dar ten pametame kažkokio tai jauko, kuris sudomino žuvį, tuomet žūklė tampa gerokai efektyvesnė, rezultatyvesnė. Štai tokios vietos yra pačios, sakykime, efektyviausios žūkliai ir tokių vietų reikia ieškoti. Ir beje, tokiose vietose mažiau trukdo žvejybai būtent tos plaukiančios žolių salelės ar netgi ištisos salos. Tokią vietelę radom, šiek tiek pajaukinome ir rezultatas yra. Kas liečia upę, tai smagu yra tai, kad čia tokio nereikia ilgalaikio jaukinimo. Kartais žvejai naudoja tokį terminą ir taip žvejoja ilgalaikių jaukinimų, tačiau dažniausiai užtenka suradus tinkamą vietą, kur žuvis lankosi, paberti jai šiek tiek kvapnaus tinkamo jauko, įmesti masalą ir po 15-20 minučių kažkas atsiliepia. Užsiminiau apie ilgalaikį jaukinimą. Žinoma, kai kurie žvejai Nemune užsiima tuo ir jaukina tam tikras vietas, net pastato tam tikrus suolus kažkur taip netoli pagrindinės srovės, kur žvejoja ir tikrai kiekvieną dieną, kas antrą dieną jaukina. Žinoma, čia yra sava specifika, reikia padaryti taip, kad tas jaukas nenuplauktų tuoj pat iš jaukinamos vietos. Čia jau visai kita istorija.
tačiau tokiose vietose kaip ši, kur mes žvejojame, galima būtų jaukinti, tačiau vieną dieną pajaukinai, kitą dieną pajaukinai, žuvis yra, vandens lygis pasikeitė ir jaukinimas tampa beprasmiu, nes toje vietoje arba vandens lygiui pakilus atsirado srovė, kur žuvies jau nėra ir mūsų jaukas nebesilaiko jaukinamoje vietoje, tuoj pat yra nunešamas, arba tiesiog vandens lygis pasikeitė, nukrito vanduo ir jau toje vietoje yra 10-15 cm gelmė, žuvies ten tikrai nebesulauksime. Žvirniukų paberėm ir šapalas ateina. Viena tik problema, kad labai daug yra žolių prie pat kranto ir labai sunku jį iškrapštyti, nes jis tiesiog stengiasi įplaukti kuo giliau į žolę. Į giliausius žolynus. Vanduo buvo Nemune gerokai pakritęs, sužėlė žolės, dabar pakilo, bet tai yra gerai, nes žuvis arčiau krantų. Na štai tokie gražuoliai, žinoma, pavasarį jų buvo gerokai didesnių, dabar mažesni, bet žuklė nuo to netapo mažiau įdomi. Na, tokie puskilograminiai, 600 gramų sveriantys užkimba. Šapalų žūklė vasaros pabaigoje nėra tokia efektinga kaip pavasarį, jei kalbėtume apie sugaunamų egzempliorių dydį. Nors trofėjinio šapalo sugavimo tikimybė yra ir šiuo metu, tačiau ji tikrai netokia didelė kaip balandžio, gegužės mėnesiais, kuomet prie krantų alkani šliaužioja patys didžiausia plačiaburniai. Iš esmės tik tokį skirtumą ir galima įžvelgti, mat visi kiti šapalų žūklės dugnine dėsniai išlieka tie patys ir veikia gerai. Mūsų laidose nekartą esame kalbėję apie šapalų žūklę, tačiau tos žūklės dažniausiai būdavo pavasarį, kuomet žvejodavome tikrai didelius šapalus, mažesni pradeda paprastai kibti gerokai vėliau, pirmiausiai kimba pavasarį didieji, todėl norėjosi štai ir vidurvasarį kažkaip tą temą atnaujinti ir vėl sužvejoti šapalą. Būtent šapalą mes žvejojame šioje vietoje kitaip negu karšį. Galbūt sakytų kažkas tai, kad galima žvejoti toje pačioje vietoje ir karšį, ir šapalą, bet esmė yra ta, kad šapalas mėgsta srovelę ir būtent jį žvejojame ten, kur jau atvajus baigėsi ir išeidinėja į srovę, į pagrindinę srovę truputėlį. Ten visuomet yra tolygi srovė ir ten būtent šapalai ir ieško savo maisto. Jeigu mes ieškotume, sakykime, karščio, jaukintume vietą karščiui, tai galbūt ieškotume to atvajus, tos grįžtančios srovės, kažkokios tai giliausios vietos, ramios vietos, netoli pagrindinės srovės. Tai šapalą žvejojame visai kitaip, žvejojame ten, kur jau prasideda srovelė. Ir būtent ten medžioja šapalai, lygiai tą patį mes darėme pavasarį, lygiai tas pats ir dabar, nes, na, šapalų gyvensena nesikeičia ir įpročiai taip pat nesikeičia, jie maisto ieško ten, kur maistas ridenasi. Ir tada įmetę šiek tiek žirnių kukurūzų mes leidžiame, kad jie ridentųsi ir be to iš šėryklėlės vėlgi naudojame tokį jauką su stambiomis detalėmis, tai su žirniais, su kukurūzais. Tos detalės padaro tokį šleipą toje vietoje, kur žvejojame ir būtent didžiausia tikimybė ten yra sužvejoti kaip tik šapalą. Beje, šapalą galime vadinti dienos žuvimi. Jei kitos taikios Nemuno žvynuotosios, tarkime karšiai, suaktyvėja vėlai vakare, naktį ar anksti ryte, tai plačiaburnis šapaliukas atsibunda, kai vandens paviršių pradeda šildyti saulutė. Pavasarį toks laikas ateina apie 11-12 valandą dienos, o vasarą anksčiau, kai pabunda šapalų mėgiami užkandžiai, muselės vandens paviršiuje ir žolėse besiturškiantis mailiukas. Neoficialiai šią žuvį galime pavadinti poilsiaujančio meškeriotojo laimikiu numeris 1. Mat nereikia nei per naktis prie meškerių kiurksoti, nei labai ypatingai ruoštis. Šapalas yra visaėdė žuvis, todėl galima šapalą žvejoti tokiu metu ir spiningu, ir plūdinę meškerę. Na, o mes žvejojame dugninę meškerę, todėl vienareikšmiškai masalas tai yra stambūs grūdai. Tai yra šutinti kukurūzai, šutinti žirniai, na ir be abejo galima naudoti konservuotus kukurūzus. Tai irgi puikus masalas šapalui, tačiau šiuo metu labai daug yra smulkmės. Mes šiek tiek pajaukiname, naudojame smulkų jauką šėryklėlėse
todėl smulkmė susirenka irgi ir ji bando nukapoti viską, nudaužyti nuo kabliuko, stengiasi tiek kruopą, tiek kvietį, tiek kažkokį tai gyvulinės kilmės masalą, ar tai būtų musės lerva, ar tai sliekas, viską sunaikina ir šapalas tiesiog nespėja tokio masalo surasti. Na, o stambios grūdinės kultūros šutintos tai yra labai gerai, nes būtent smulkmė tokių neįkanda, smulkų šapaliukai taip pat neapžioja, na, o stambiam šapalui kaip tik tokio masalo ir reikia. Beje, tokį masalą gali imti ir karšis, ir karpis, ir lynas, ir karosas, ir beje, mes naudojame žirnius kukurūzus jauko kaip staminančias detalės, todėl visą tai šiek tiek irgi ritasi dugnu, šiek tiek dar paberime ranką žirnių kukurūzų, visą tai ritasi dugnu ir vilioja šapalą iš labai toli. Labai svarbus momentas veriant masalą, kuo labiau į kraščiuką įsekti, kad kabliukas būtų atviras, kad žuvis galėtų patikimai įsisekti, o dėl to turėtų būti teisingai iššutinti žirniai arba kukurūzai. Šapalas žuvis neišranki. Laiku ir teisingai plačiaburnį pamaitinus, jis tikrai atsidėkos dar vienu gražiu kibimu. Jaukinimo algoritmas maždaug toks. Sužvėjoji porą žuvų, porą šapalų ir saujelę žirnių, kukurūzų šutintų įberiu į tą vietą, kad visuomet kažkas dugnu ridentųsi. Na, o šėryklėlėje labai daug jauko nereikia. Tiesiog nedidelis kiekis labai kvapnaus jauko ir dar tame jauke dar stambios detalės, vėlgi konservuoti kukurūzai, šutinti žirniai, šutinti kukurūzai, vėlgi jie šiek tiek pasiskleidžia šalia ten, kur užmetame ir to užtenka. Didelio kiekio čia nereikia. Ir beje, šėryklėlės labai svarbus yra svoris. Ne vien tik tam, kad galėčiau išlaikyti masalą kažkur tai tam tikru atstumu srovėje, bet ir todėl, kad žuvis patikimai pasikirstų būtent į šėryklėlę dėl jo svorio. Įdienojus kibimai šiek tiek retesni, bet vis tik šapalai niekur nedingo. Jie domisi tuo, ką mes jiems paberėm ir anksčiau ir vėliau susigundo mūsų masalų, iškimba štai. Štai jis. Na? Smagi graži žuvis. Šį kartą tai ne šapalas. Tai meknė. Beje, irgi meknė yra plėšri. Gyvensena panašiai tokia kaip šapalo, todėl nieko nuostabaus, kad štai Nemune, tose pačiose vietose, kur žvejojam kuoją, žvejojam šapalą, užkimba ir meknė. Tuo ir įdomus Nemunas, kad čia galima, kaip sakiau, sužvejoti įvairią žuvį. Sistemų šapalų žūklei dugninę meškerę galima prisigalvoti įvairiausių, tačiau mes rekomenduojame neužmiršti kelių esminių dalykų. Plačiaburnių žūklės jau senai neįsivaizduojame be šėryklėlių, kurios rezultatyvumą didina daugiau nei dvigubai, taip pat būtina turėti omeny, kaip ši žuvis maitinasi ir masalą pateikti taip, kad jis atrodytų kuo natūraliau. Kokią sistemėlę benaudotumėte, yra du svarbus dalykai. Tai yra pavadėlio ilgis. Pavadėlis turėtų būti, bent jau pusės metro ilgio, kad natūraliai sklęstų srovėje ir nesukeltų įtarimo šapalui. Na ir be abejo, prie pavadėlio turėtų būti pririštas tvirtas kabliukas, nedidelis, bet labai tvirtas kabliukas. Labai aštrus ir kokybiškas kabliukas, nes būtent šapalas griebia ir spjauna masalą ir tuo metu turėtų kabliukas jam įsisekti, patikimai įsisekti. Tuomet nereikės pakirsti, nes pats užsikerta šapalas dėka to, kad antras dalykas, apie kurį noriu pakalbėti, kad šėryklėlė yra kietai pritvirtinta. Ar tai būtų paternoster tipo sistemėlė, ar tai kaip aš, tai tiesiog turėtų būti patikimai pritvirtinta šėryklėlė ir nemažo svorio, bent jau 50 gramų. Nes būtent žuvis, kaip sakiau, griebia masalą, jį spjauna ir tuo metu pasikerta į šėryklėlę svorį. Tai yra svarbiausi du dalykai. Na, o visa kita tai jau yra žvejo fantazijos reikalas. Sakydamas, kad kietai pritvirtinta šėryklėlė, aš turiu omenyje tai, kad šėryklėlė neslankioja ant pagrindinio valo. Tai leidžia tiesiog žuviai patikimiau pasikirsti. Tai yra svarbu būtent pavadėlio ilgis,
nes šapalas sugrėbė, jisai plaukia prie srovę ir pasikirta pats į šėryklėlę. Mes jau pamatome tą momentą, kada meškerė jau lenkia, kibimo momento mes nematome. Mes matome, kai jau žuvis jau sprunka, būtent įsikabinus kabliukui ją į lūpą. Na ir žinoma, ploniems valams bei silpniems meškerykočiams šapalų žūklėje tikrai ne vieta, nes šapalas galinga, veržli žuvis, pasipriešinimas, smūgiai galingi, tuo labiau, kad sprunka į žolynus kažkur, tai tenka iš ten išprašyti, todėl su silpnais įrankiais tiesiog reikėtų galbūt žvejoti aukšlės, o ne šapalus. Kalbant apie dydį, tai taip, ko tikėjomės, tą ir gaudame. Labai didelių tikėtis neverta, tačiau tokie sveriantys pusę kilogramo kimba gana sėkmingai, bet ištraukti juos vėlgi yra sunku. Štai jis. Renkantis vietą šapalų žūklei, dar reikėtų paminėti tai, kad neužtenka to, kad yra tinkamas ruožas, dar labai svarbu, kad toje vietoje būtų daug mailiuko. Mailiuką matome, mailiukas žaismingai plaukioja paviršiuje, kelia ratilus tokius smulkius, žodžiu, matome, kad ten yra ir jeigu yra tokia vieta ir šalia pagilėjimas, tai šapalas ten tikrai bus, nes šapalas yra visaėdė žuvis, kaip žinia, ji maitinasi ir augalinės kilmės maisto ir nepraleidžia pro šalį paplėšikauti momentą, paplėšikauti, tai yra sugauti mailiuką. Ir kuomet mes jam paberėme kažkokio augalinės kilmės pašariuko, masaliuko, tai šapalas, na, vietoj to, kad medžiotų kažkokį tai mailių, vis tik galbūt renkasi lengviau pro šalį besiridenančią, lengviau pasiekiamą maistą ir maitinasi mūsų žirniais kukurūzais. Tačiau, kai tokios galimybės nėra, tai mielai šapalas medžioja ir mailių, tuo labiau, kuo vėliau į rudenį, kuo labiau vėstant vandeniui, jam reikia daugiau energijos, o tos energijos jisai semėsi būtent medžiodamas mailių, o visai vėlai rudenį šapalas gali medžioti ir varles ir labai dažnai žvejai žvejodami, ūsorių, žvejodami vėgėlę vėlyvą rudenį sužvejoja šapalą būtent masalui naudodami varlę. Šapalas dėl savo gyvensenos ypatumų yra visų žvejų mėgstama žuvis, tiek plūdininkų, tiek muselininkų, tiek spiningautojų, tiek dugninę meškerę ar plūdinę meškerę žvejojančių ir netgi galima prisivilioti šapalą į žūklės vietą augalinės kilmės masalais. Žodžiu, tai yra žuvis, kuri visada ir visiems yra miela ir visada laukiamas laimikis. Vilties, kad sugausime bent panašaus dydžio šapalą, kokie čia lietuviškame Nemuno aukštupyje kimba pavasarį, turėjome nedaug ir nuojauta nepavedė. Tačiau nesiversdami per galvą, radę tinkamą srovės ruoželį, puikiai praleidome pusdienį, kuris padovanojo nemažai gražios žuvies. Belieka pridurti, jog didesni ar mažesni šapalai gyvena beveik visose šalies upėse. Tad jei dar neapsisprendėte, kur praleisti vieną kitą laisvą valandą su meškere rankoje, šapalų žūklė puiki alternatyva. Na kągi, per pusdienį sužvejota tikrai nemaža gražios žuvies, visą tai gali padaryti bet kuris žvejas, nėra čia nei jokių gudrybių, nei jokių įmantrybių. Na, o toliau laidoje trofėjinio laimikio konkursas. Trofėjinio laimikio konkursas – tai vieta, kurioje efektinga žuvis gali virsti vertingu prizu. Jei sugavai kažką didelio, siųsk mums laimikio nuotraukas ar vaizdo įrašus elektroniniu paštu apiezūklę@gmail.com. Būtinai įrašyk žuvies svorį bei ilgį, papasakok, kur ir ką jis tvėrė. Kiekvieną savaitę išrinksime vieną konkurso laimėtoją, kuriam mūsų laidos draugai žūklės reikmenys fanatikai.lt padovanos vertingus prizus. Trofėjinio laimikio konkurso reikalai teka sena gera vaga. Žuvys kimba įvairiausios ir kol kas kažkokių ryškių tendencijų, kad viena ar kita rūšis kibtų geriau, įžvelgti dar negalime. Pastebima nebent tai, kad pastaruoju metu labai aktyvios visos karpinės žuvys, nors pažiūrėjus į kalendorių, tai visiškai nestebina. Na, o šiandien norime apdovanoti Aidą Liucvaikį, kuris Šiaulių rajone Raganių tvenkinyje sugavo 3,5 kilogramo svėrusį karosą. Apvalių formų senolis susigundė kukurūzų ir buvo sugautas dugninę meškerę. Taigi sveikiname Aidą. Jam atitenka mūsų laidos draugų fanatikai.lt įsteigtas prizas. Atminkite, jei ir jums pavyko sužvejoti kažką įspūdingo, mes visada laukiame laimikių nuotraukų ar vaizdo įrašų.
Sveikiname šios savaitės trofėjinio laimikio konkurso nugalėtoją ir susitiksime kaip visada lygiai po savaitės. Ate? Taurų pramogų parkas. Čia prasideda draugų ir šeimos nuotykiai.